Na, taigi darbukus tęsime. Aš susiruošiau visus reikalingus reikaliukus. Maždaug paeksperimentavau, pamatavau. Pagal mano dar pasidarysiu tą rutuliuką, kiek centimetrų. Apvyniojama čia 7. Nu, kažkur apie 17 centimetrų kutukui, tam žiedukui. Bet irgi priklauso nuo odos storių. Šita mano odytė labai plona. Jeigu ji bus storesnė, tai netgi jums dar ir mažiau reikės. Bet čia irgi galima paskui ir patrumpinti, ir dadėti. Čia pasiruošta šitą. Ir užbaigimui viso to pumpurėlio šitą va čia uodegėlį. Čia užsimauna ir šitą išsikirpau. Čia aš jums davusi škarpėlės. Viskas sumatuota, čia nereik dėl to sukt galvos. O dabar darysim žiedelį, kutuką, kaip čia nežinau pavadinti. Čia truputį reikės, aš karštais klijais paklijuosiu, kad pritvirtint. Kai su kailiuku tai buvo paprasčiau, mes tik priklijavom pabaigoje ir viskas. O čia reiks truputį padirbėti. Gražu man su tuo kailiuku labai. Turim pasilikti va tokį kojelę tokią. Su jie paskui pritvirtinsim foliją. O, neįkaitų dar. Na štai, prisišildėm klijus. Truputį patepu ir suku. Vidurinė juostelė 2 centimetrų pločio ir šiuo atveju man apie 7 centimetrai ilgio. Bet jeigu jūsų bus ar plonesnė ar storesnė oda, gali būti ir kitokios išmieros. Viduriuką iškarpiau tiesiai, pusę tos juostelės, o kitą pusę pakarpiau, kaip pirmai rodžiau, trikampį, kad būtų tie spygliukai smaili. O šitą buvau matavus, kad 3 cm dėsiu, bet pažiūrėjau, kad per daug, vis dėlto pusę centimetrų nukirpau. Tai 2,5 cm. Išaurinė juostelė, ta kur iškarpyta spygliukais. Tempti sukant nereikia, laisvai, tiesiog apsukti ir viskas. Laisvai. Pirštų. Na jau, šiandieną gamta sutrukdė man lauko darbus, liepė sėdėti namuose ir užsiimti rankdarbiais. Tai va, siūlau ir jums. Nekažia, ką šiandien laukia nuveiksit. Pas mane tai dabar lyja ir kaip reikiant lyja. Na va, štai. Štai mano viduriukas bus žiedelis. Čia buvo kailiuko gabaliukas, o dabar bus toks. Toks žiedelis. Dabar, va šitą, kur palikau kojelę tokią, panaudosim pritvirtinti folijai.
Folijos iš karto geriau galima atsiplėšti daugiau, bet kada galima ją paskui nuvynioti, numažinti, nes paskui jeigu jau reikia dadėti, tai labai byra, sudėtinga. Štai va taip aš padarysiu. Nu ir dabar formuosiu rutuliuką, kamuoliuką. Maždaug apie 2 cm skersmens. Irgi maždaug. Čia nėra taip labai svarbu, didesnį padarysit, bus didesnis, mažesnis bus, mažiau reikės šitų juostelių. Čia turėsit pirštukais suspaudyti, suformuoti. Aš truputį panaudosiu karštus klijus. Ir jūs galite taip daryti, kad smagiau paskui dirbti, kai ta folija nejudanti būna. Stabilesnis apskritimukas. Tie karšti klijai tai labai geras išradimas. Aš pavyzdžiui šitą klijavau ne moment klijais tuos visus, bet karštais klijais. Man greičiau buvo. Žinoma, truputį ten tie tokie kaip siūlai tysta. Reikia paskui padirbėti, nurankiot. Na, kur mano miera. Du centimetrai šičia. Čia 2 centimetrai, biškį dar nėra. Ai, čia. Nu, dar truputį apsuksiu. Tai va, jau šituo atveju jau reikės karštų klijų, nes nesilaikys jau folija. Ir kai sukat, kuo mažiau tą foliją glamžyt, niurkyt, tai paskui mabyrėt. Žaidimas čia. Bet čia man tai malonus žaidimas. Kad nereikėtų šitaip iš folijos daryti. Žinoma, galite susirasti karoliuką. Per tą karoliuką perverti šitą vielą, pritvirtint, užlenkt, va kaip rodžiau pradžioj. Ir bus jūsų viskas panašiai, kaip ir čia. Viskas greičiau. Nu, manau, kad gerai. Ir čia, žinoma, nėra taip svarbu, kad jau ten būtinai tie 2 būtų. Va, manau, miera. Truputį daugiau kaip 2 centimetrai skersmuo. Bet šita žiedyna šituo didesnis. O dabar pradėsim klijuoti šitą. Čia dabar stengsimės jau ir ant šitų žaid paskui praskleisim. Na, aš irgi karštais klijais klijuosiu. Man greičiau.
Na, apsuko meilę, o dabar truputį žemyn nukreipsim ir vėl ratukų sukam. Jeigu jum smagiau dirbti su trumpesnėm juostukim, norit gražiau išdėlioti, bet ir taip paskui atsistato, gaunasi šachmatiniu tokiu, kaip šachmatiškai susidėlioja. Nereikia, kad daug užeitų, kažkaip. Kur čia pasibaigia iškirpimas, tai kitos juostukės galiukas tos spygliukų turi atsiremti į tą kaip tik. Šiaip tai nereiktų tempt, reikia laisvai sukt. Šitas žiedukas jau kitaip atrodys. Jau jis nebus toks apvalus. Štai. Per aukštai, čia pasislenku. Vat su karštais klijais dar gerumas toks, kad paėmė atplėšį ir gali iš naujo taikyti. Gal žinokit, lengviau su trumpesniais gabaliukais dirbti. Aš aną, kai lipinau, tai trumpesni buvo, nes ten iš visokių atliekų buvau išsikarpius. Taip, imsim sekančią juostelę. Viena pasibaigė. Kitą dedam. Na jau, nuo šitų karštų klijų tai tokie lyg voratinkliai visur maišausi. Gali taip atsitikti, kad folija gali matytis. Bet aš stengiuosi, kad taip nebūtų. Bet galima ir iš anksto foliją apklijuoti arba trauktų popierium, arba tuo foameranu žaliu. Tai tada smagiau ir klijuot būna, geriau limpa. Pas mane yra fonas, serialą klausau. Žinau, nei kokį, čia kažkoks turkų. Šiandieną pradėjau filmuot. 3 kartus paskambinau vis. Ir vis iš naujo paskui turiu filmuoti. Gal dabar nieks nesutrukdys. Va, čia bus dabar netgi įdomesnis, sakyčiau. Šitas toks apvalus, o čia natūraliau atrodo. Na, va, kaip kartais gaunasi iš skirtingų medžiagų, darant skirtingai ir gaunasi. Čia ne visur šachmatiškai susidėjau, bet čia viskas gerai. Na va, ir turėsiu dar atsikirpti juostelę. Pritrūko tų 30 centimetrų. Gerai, dabar šitą
šitą filmavimą baigsiu, bus dar viena dalis, tai tenais paskui parodysiu, kaip pabaigiu ir kaip šitą uždedu uodegėlę, nes dar čia per mažai užklyju. Truputį, ir paskui kotelį apoduosiu ir darysim lapelius. Iki.